Kaip atsiradote Vokietijoje, ar tie žmonės, su kuriais bendravote, galėjo būti kai kurie iš tų, kur dabar pasirodo yra fondo steigėjai? Taip, kalbos nėra. Labai teisingas klausimas, nes šita karta, kaip minėjau, daugumoje ir kūrė fondą. Tik aišku, Vokietijoje, aš studijavau Austrijoje, reiškia, tuo metu įsikūrė įvairios korporacijos, kitos studentų organizacijos, kurios sekė mūsų universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto organizacijų pavyzdžiais. Bet, kaip ir visuomet, universitetų organizacijose buvo įvairių nesusipratimų, ten pavadintume net peštinių kabutėse. Ir tas buvo įdomu, kada mes jau subrendome ir po, paskaičiau, 10-12 metų atsidūrėme Amerikoje, tie patys žmonės iš atskirų, pasakyčiau, pasaulėžiūrų ar srovių suėję į fondą, jau diskutavo labai dalykiškai ir savo, kitaip sakant, sroves paliko už durų. Jie dirbo fondo geroviai. Tai tas buvo labai įdomu ir labai, reiškia, pozityvus buvo faktorius, kad žmonės galėjo atsisakyti savo srovinių pažiūrų dėl fondo gerovės.